mano draugas įlipo į šūdą po galais, aš vas pats neįlindau. Gerai, einam, čia minų laukas kažkoks. Kaip matote, čia mūsų sugriauta bazė. Jo, čia kažkas sudegina mūsų bazę. Čia, kaip matote, ferverkai nelabai išsprogdinti. Ir, kaip matote, Sprogdino mūsų bazę. Gerai, tyliai. Ir va čia buvo tokia lova, buvo stogas. Nu, tiesiog viską išgriovė. Čia buvo dar toks tiltelis. Bet vieną kartą mes čia ateinam ir nieko neliko. Ten buvo laipteliai tokie, nu, ten dar galima užlipti. Tai mes jums geriau nedemonstruosim, labai pavojinga. Gerai, mes varom toliau. Čia aš praleidau tai, todėl kad nelabai moku sustabdyti ir netyčia tai padariau, tiesą sakant. Tai čia bus antra dalis. Ir tada mes einam ką nors paveikti. Kągi čia galim nueiti. Gerai, varom paždykausim. Jie praėjo valanda? Ne, tylėk. Gerai. Sakė, man toli nenuėjai. Nieko tokio, grįšim namo. Gerai. Mes einam va čia, va, kažkoks slaptas dalykas, bet mes ten nepateksim. Tiesiog pavojinga ten, gali būti dar farų kažkokių ir panašiai. Čia kažkas panašaus į karinę bazę. Nu, mes geriau varysime čia, nes aš bijau žiauriai šunų. Nu, man čia trupučiuką šiurpoka. Va, ten buvo mūsų požeminė bazė. Ir ten labai geras buvo, bet tada kažkaip... Labai pavojinga, nes gali apmauti. Nebuvo tai. Ten buvo labai gili duobė, bet kažkokie, blogi žmonės, mūsų buvusieji draugai sugriovė tą bazę. O, va čia, va, ta skylė, tuoj parodys. Va, čia buvo labai gilu, bet viską užkasė, čia buvo ir pampersų visokių panašiai. Nu, kaip matote, ten yra kažkoks įėjimas. Ir mes dar parodysim. Jo, slaptą vietą ten, kur paslėpėm gerus daiktus likusius iš mūsų bazės. Gerai, šį kartą aš jau nesuklysiu ir stabdau ir praleisiu tada, kada prieisim prie tos vietos. Va, dabar mes jau beveik priėję. Nu, parodysim tos ginklus, nes čia visai netoli buvo, tiesiog, kad greičiau laikas praeitų, mes sustabdėme. Jums atrodo tai, kad iš vis nebuvo pertraukos. O čia matote yra namai. Tai čia vaikščiot geriau atsargiau. Jeigu šis čia liko mūsų tie ginklai, jo, va. Vienas toks draugas buvo padaręs va tokius kaip, daužytuvus ir panašiai. Ir čia viską parodžiau. Kaip matote, čia toks miškas. Ten radinėjom visokių daiktų. Na, aš jas visus pasiėmiau. Kartais ir pinigų radome. Gerai. Dabar varysim jau gal ir baigsim. Nu, dabar šiaip parodys apylinkės, kur tirsim visokių nuotykių. Patirsim visokių nuotykių tiesiog. Gerai, einam. Arčiau namų. Gerai, kaip matote, čia dar vis yra sniego. Šuo. Ramiai reikia eiti, nes aš žiauriai bijau šunų. Bet tai ne problema, nes jis toli. Dabar mes einam šitą. Apžiūrėsim ir parodysim mūsų apylinkės. Čia yra Pretorijos gatvė. Va, čia yra visokie namai. Mes čia visokių nuotykių buvom patyrę. Pavyzdžiui, bomžus sutikę, ar šunis mus buvo užpuolę. Nu, jeigu jūs čia kas nors gyvena, kas pažiūrės šitą video, susitinkam ir jūs galėsit su manim pabendrauti ir pasifilmuoti. Įdėsi į YouTube, galėsim filmuoti, pavyzdžiui, serijas ten. Nu, visokių ten bazės kursim bazės kaip per Minecraftą maždaug. Nu, va čia ilgi keliai. Ten yra mano namas. Tai kada nors ateikit. Ir jo draugas.
tylėk. Gerai, ir šiandien viskas.